Ja. Sveiki visi, kurie žiūrite ar klausotės mūsų laidos Vasara su knyga. Čia kalbame apie knygas, kurios gali lydėti jūs prie jūros, ežero, sodo hamake ar net balkonė su stikline limonado. Šiandien su mumis Algimantas. Labas. Šiandieną mes kalbėsime apie knygas. Andrius manęs paprašė pasidalinti kartu su juo ir su jumis apie knygas ir kokios knygos mums galėtumėm rekomenduoti, arba tai yra galbūt mano asmeninė rekomendacija, bet ką mėgstu aš skaityti vasarą, kur bebūčiau knygą, kokią knygą. Va tai kaip tau atrodo, kodėl vasara yra toks ypatingas metas knygoms? Juk žiemą būtų galima geriau skaityti, ar ne taip, brangus klausytojai. Žiema lyg tai tokia laiko turime, marias, kaip sakome. Vis dėlto vasara tai yra, mes turime ilgesnius vakarus, smagiau šilumoje, kažkur tai sode, balkonė ar dar kur nors skaityti knygą ir tuo pačiu jaustis tą romantišką, jaustis saulės leidimusi ir knygą. Kokias? Gerai. Andriu, aš parinkau maždaug tris kategorijas knygų, kurias aš mėgstu paimti. Tai yra kategorijos ir būtent viena kategorija yra apie mokslas istoriją, kas man patinka. Ir šią vasarą skaičiau Arielio Roso knygą In the Beginning. Pradžioje gaila jos, brangus klausytojai, nėra lietuvių kalboje, yra tik anglų kol kas arba kitomis kalbomis. Tai yra knyga apie pasaulio gyvybę, žmonijos pradžią, kada sujungiamas mokslas, istorija, filosofija ir net religija ir visa tai yra traukiama į pasakojimą. Antra kategorija yra, Andriau, tai yra apie tai, ką jaunystė mums primena ir mano vaikai taip pat irgi skaitė. Tai yra būtent tokias, kaip čia pavadinti, knygos apie atradimus naujų pasaulių, Kapitono Granto vaikai. Tai yra, žinai, ar ne? Yra net filmas pastatytas, brangus draugai, galbūt jūs esate matę, ar ne? Tai yra Žulio Verno knyga Kapitono Granto vaikai. Tai yra neblėstanti klasika, jeigu taip galim pasakyti, apie keliones, atradimus, apie iššūkius, draugystę ir išdavystę. Ir trečia kategorija, mes visi, Andriau, ar jaunas, ar senas, mes turime reikalų su sveikatomis, nes sveikata yra pagrindas, ko galima išleisti didžiulis pinigus, jos nenupirksi. Ir tai yra knyga, brangus draugai, šeimos sveikatos enciklopedija, jie išleido Šviesa. Ir tai yra praktiški patikimi patarimai kiekvieniems namams, kiekvienoje situacijoje, nuo pirmosios pagalbos iki sveiko gyvenimo būdo, nes sveikas gyvenimas būdas dabar yra nepaprastai populiarus visame pasaulyje. Svarbu. Apie tai daug kalbama, bet mažai daroma. Taip. Puikus sąrašas yra apie pasaulio pradžią ir kaip rūpintis sveikata ir kelionė, kurią patirsi neišeidamas iš savo kiemo. Kambario. Iš mašinos, jeigu reikia laukti spūstyje, gal kartais pasitaikom. Kur tau maloniausia tai daryti, skaityti? Kur man maloniausia skaityti? Man maloniausia, brangus draugai, skaityti brangus skaitovai, balkonė. Kada tu atsipalaiduoji, atsisėdi patogiai kėdę, dar jeigu pasiėmi stiklinės sulčių, limonado ar paprasčiausiai net vandens. Ir kitas variantas yra be abejonės sode, kur nors paunksmėje kokio nors medžio, kada jau saulė vakarop, jinai leidžiasi. Be abejonės, jeigu uodai ir musės mus nepuola, mane nepuola. Tegul puola, bet gal netrukdo jums. Jo, užsidedi pledą ir tada gali valandas pasinerti į knygos siūlomą šitą istoriją ir pamatai, kad jau reikia eiti įsėti. Taip. Norėčiau ir aš pakalbėti apie tai, norėčiau, kad mes sugebėtumėm įsitraukti, jūs įtraukti į tą vizualizaciją, kaip ir kur. Aš mėgstu suptis, supamam fotelį, sulankstomą tokį fotelį turiu, vežiojuos mašinai ir ačiū mūsų seseriai ir švogeriui už tą vietą, kur sako atvažiuok ir čia būk. Tai tenais aš
išsiskleidžiu tą fotelį, tokį turi ežerėlį, augina žuvis, jos ten pliumpt, pliauška ir tie visi garsai, ta tyla tokia, aš mėgaujuosi, kaip ir Algimantas sakai, istorijos tame gilyje. Va, kai pamatysite, ką aš mėgstu, aišku, bet dilema, kad knygų yra per daug, vasara per trumpa. Ir jeigu kalbėti apie knygas. Tu renkiesi, kokias knygas skaitai. Tai tada pasidalink man ir mūsų klausytojams, kokią knygą būtent, ar knygas kokias tu siūlai. Kaip sakiau, knygų yra daug, vasaros yra per mažai, bet vis tik tai prioritetus aš teikiu tokius, kur vieninteliai vienai knygai arba vienai iš knygų, kur aš turiu visada su savim. Mane pažįstantis žmonės nenusteps, aš renkuosi šventą raštą. Esu neramaus būdo žmogus. Ta prasme, kad tankiai išgyvenu nerimą vidinį, galbūt aš pramokau tai paslėpti, bet viduj tai aš nuolat tai prajaučiu apie mūsų, kartais pasijuntu, kad mūsų aplinkoje yra nesaugu, daug žiniasklaidoje yra neramumų. Tai šitoje knygoje, tiksliau knygų rinkinyje, atrandu stabilizuojančių, tokių sutramdančių, nuraminančių sentencijų bei istorijų. Žinoma, Dievo žodį vadinti sentencijomis skamba pakankamai banaliai, juk šventą raštą dera studijuoti. Na, bet visgi, kalbam vasarą su knyga, tai leidau, pasigirti arba pasisakyti, argi netgi noriu pareklamuoti šitą knygą. Gal ir jums patiktų, jeigu jūs pabandytumėt pradėti ją nuo psalmyno, kaip aš kažkada padariau, daug gražių maldų, tai pasineriu į savotišką meditaciją. Kaip nori, taip medituokit, aš medituoju Dievo žodį, sakykim taip, psalmyną medituoju. O kokią antrą tu buvai dar atsinešęs? Turi atsinešęs kažkokią antrą žalią knygą? Tiesa, ačiū. Ačiū, Algimantai. Tai jeigu šita knyga vadinasi taip, kartais gąsdina mus Biblija, tai yra šventas raštas. Dabar labai graži, labai patogi. Ir yra dar viena knyga, kurią vežuosi kartu, mudu su Simonu, mano Simonui 10 metų. Ir tai yra manifestavimas vaikams. Knygutė 4 žingsniai, kaip tapti geriausiam, kokiu tik gali būti. Reiškia, Simonas mielai skaito, tai yra taip pat apie jausmus, apie elgesį, apie konfliktinės situacijas tarp paauglių. Ir tikrai rekomenduoju, tai yra malonu būti kartu su šeima. Mūsų mama klausosi, kaip Simonas skaito, čia yra užduotėlės ir kaip nekeista, atitraukus sūnų nuo telefono, jis mielai įsitraukia į šitas užduotėlės, jis atlieka ir mes gražiai pabūname kartu. Kas svarbu šeimai šiais laikais atitraukti sūnų nuo telefono, nuo kompiuterio ekrano. Tai kelionėje ar šiaip kokį vakarą tikrai rekomenduoju. Ačiū, Andriau, už 2 knygų rekomendavimą, švento rašto ir manifestavimas vaikams. Tikrai ačiū. Man buvo naudinga. Tai tiek turbūt. Ačiū, kad buvote su mumis šiandien. Ir jūs linkime, kad jūsų vasara būtų kupina ne tik kelionių ir saulėtų dienų, bet įsimintinų knygų puslapių, istorijų, kurias prisimintumėt ir pabandę išgyventi, turėtumėt ką pasidalinti. Ne tik apie drabužių kainas, elektros kainas, gal galima kažką tai atrasti knygose, išminties, ramybės. Kas yra svarbu ir tos kainos, ir mūsų kasdienis gyvenimas, nes mes nuo jo negalime niekur pabėgti, mes gyvename tokioje visuomenėje, kad reikia visko, bet vis dėlto šalia viso to, kas mums aktualu, mūsų gyvenime yra reikalinga, be ko mes negalime išsisukti, net kada baigsis vasara, kada baigsis atostogų metas,
kas visada mūsų gyvenime yra per trumpas. Net tada. Linkime ramybės artėjant rugsėjo 1. Dauguma iš mūsų turime mokyklinių vaikų. Netgi suaugusiems ir jau užauginusiems vaikus rugsėjo 1 vis tiek kažko tai pradžia, visokiojopai kažko tai pradžia. Va, mėly žiūrovai, klausytojai, gerbėjai, knygų gerbėjai, jeigu rasit kur pasidalinti, dalinkitės savo komentarais, kaip sako, tais laikais, ar jums patiko šitas mūsų, kaip jūs vertintumėt, ką jūs skaitot, pasidalinkit, reklamuokit, rekomenduokit. Ačiū Algimantui už pokalbį. Ačiū Andriau. Viso. Viso. Vasarą su knyga ėmiausi šitos knygos. Šešios emocijos, su kuriomis pagelbėsiu susitvarkyti, yra šios: baimė, nerimas, kaltė, gėda, pyktis, liūdesys. Aptardami kiekvieną emociją pateiksime galimų fizinių simptomų sąrašą, o tada kartu atidarysime emocijų įrankių dėžę, padėsiančią išgyventi tą emociją. Kai kurie įrankiai bus paminėti daugiau nei vieną kartą, nes yra tokie veiksmingi, kad galime juos naudoti skirtingoms emocijoms kontroliuoti. Patarimas, kaip skaityti. Neskubėkite, nes reikia daug ko išmokti. Galbūt iš pradžių per dieną perskaitysite apie vieną emociją. Pirma emocija – baimė. Visi kartais išsigąsta, net ir tie žmonės, kurie rodos niekada nieko nebijo. Baimė yra natūrali reakcija į tai, ką mes suvokime, kaip grėsmę ar pavojų. Kūno reakcija į baimę yra būdas, kuriuo smegenys bando mus apsaugoti. Kartais baimė yra geras dalykas, jei kyla tikras pavojus. Ji gali mus apsaugoti ir paskatinti būti atsargiems. Tačiau dažniausiai baimę jaučiame net tada, kai nėra jokios realios grėsmės. Ar kada nors naktį gulėdami lovoje ir mėgindami užmigti, esate išsigandę šešėlio ant sienos, nors žinojote, kad jį meta drabužiai kabantis už durų. Yra daug įvairių dalykų, kurių galime bijoti. Štai keletas iš jų. Važinėtis amerikietiškais kalneliais atrakcionų parke, likti vieniems tamsoje, pradėti lankyti naują mokyklą, išbandyti ką nors pirmą kartą, vaidinti scenoje, laikyti svarbų testą. Pabandykite prisiminti situacijas, kai jautėtės išsigandę. Aprašykite jas žemiau nurodytoje vietoje. Šiais metais iššūkiui Vasara su knyga aš pasirinkau šitą knygą. Man labai gražus viršelis tos knygos.